Dar man neteko niekada būti prieš beveik tuščią tokią salę, tai labai norėčiau, kad ateitumėt, gal prisėstumėt, man šiek tiek jaukiau būtų. Visokių dalykų esu patyręs per gyvenimą, bet šitas būtų toksai pirmesnis ir įdomesnis. Esu Mindaugas Šatkus iš sporto bendruomenės 6-3 iš Kauno ir šiandien papasakosiu šiek tiek istoriją trumpai apie save, kas toks anksčiau buvau ir kas esu šiandien ir kaip susibūrė mūsų šitą sporto bendruomenė ir ką ji duoda dabar ir kokį mes judesį turim, koks yra mūsų, realiai, kiek mes laisvės turim tam pačiam judesį ir kaip viską tęsiam. Turbūt jau dabar 6 metai, kaip mes veikiam įdomesnius reikalus. Tai čia mano vaizdas yra maždaug gal prieš 8 metus, panašių metų laikų kaip dabar. Tada buvau žiauriai kietas ir buvau labai įdomus ne tik tai savo, bet ir labai įdomus visiems kitiems. Taip kad reklamavau save tokiu būdu. Buvo šiek tiek tos fizinės veiklos, buvo šiek tiek bėgimų, bet jie buvo tokie, sakyčiau, gal labiau nekoncentruoti, tokie visai gal net ir neįdomus, bet sakyčiau taip, kad judesys buvo kažkoks. Gal ne visą laiką teisingas, kaip mes čia treneriai kalbam, kad negalim daryti vienokio ar kitokio judesio, kuris galbūt kenkia vienaip ar kitaip. Tai čia yra nuotrauka iš projekto Judėk sveikai, kai dar tik pradėjom mokytis judėti. Vėliau tas visas projektas, jisai vis dar dabar tęsiasi ir vėliau visas šitas mūsų judesys pavirto iš Judėk sveikai bendruomenės, iš tokių kelių kertinių žmonių išjudėjom šiek tiek į didesnį tą bendruomenę. Ir atsirado toks dalykas kaip iniciatyvos, kurios pradėjo pritraukinėti žmonės. Ir tos iniciatyvos buvo šiek tiek kitokios, negu apskritai kažkur tais buvo matytos. Ir mano vieno kolegos idėja išbėgioti Gediminaičių stulpus vasario 16 dienos proga šiek tiek parodė tiem žmonėm, kad galima ne tik ateiti į sporto klubą, pajudėti ir pabūti sporto klube, ten pakočioti bicepsą ar ten pastumdyti kažkaip tai hantelį ar tai štangą, bet galima ir šiek tiek kitaip savo tą sportą ir savo išraišką pilietiškumui, galbūt taip pavadinčiau, parodyti kitokiu būdu. Tai matot, 2016, čia lazeriukas yra, taip, 2016 metų vasario 16 diena, tai jau dabar mes turim beveik 24 ir mes vis kiekvienais metais susitinkam vasario 16 ir bėgiojam šitą Gediminaičių stulpus. Per mūsų tą įdomesnį laiką COVID-o, kai buvo visi uždaryti ir nevyko mūsų veiklos, tai Gediminaičių stulpų bėgimas, jisai vyko online ir jisai vyko ne tik tai Kaune, jisai vyko visoje Lietuvoje ir kažkas pasaulyje, kur gyvena, visi bėgiojo savo mieste Gediminaičių stulpus. Vienas iš tų pirmųjų didesnių iššūkių, jau kai buvau kitokiam gyvenimo etape, buvo toks fizinis iššūkis plaukti baidarėmis iš Vilniaus iki Svencelės, tai yra pajūrys mūsų, Kuršių marios, ir atgal grįžti su dviračiais, iš Svencelės į Vilnių. Ir mes tą progą, Liepos 6 progą mes planavome suspėti tai padaryti, gal ne viskas buvo pagal planą, bet visas tas mūsų pavyzdys fizinio aktyvumo ir fizinio kitokios išraiškos, to žmonės pradėjo pritraukinėti. Ir tie žmonės pradėjo matyti šiek tiek kitaip tą visą judesį ir tą visą savo, gal sakyčiau taip, gyvenimą ir galbūt kai kuriem tas mūsų susivienimas ir šitas kitoks judesys pajudino į priekį pokyčiam. Tai turbūt visas dabartinis ir tuometiniai iššūkiai įkvėpė ir mus pačius dėl kitų žmonių. Tai nebuvo, kad čia man labai įdomu vienam kažkur kažką tais atbėgti, padaryti, bet tai buvo žmonės, kurie galbūt kapstėsi iš savo asmeninių problemų, galbūt mes patys pakapstėmės iš savųjų, bet visas tas įkvėpimas
judėti ir daryti dalykus, tai buvo iš aplinkos ir iš tų žmonių, kurie supo aplinkui, arba tie, kurie buvo galbūt šiek tiek toliau, bet buvo gerai žinomi mūsų bendruomeniai. Ir vieną gražią dieną atsirado toks judėjimas 6-3. Kaune labai populiarus tas ženklas buvo, gal dabar ir yra, nežinau, čia turbūt kas gyvenant Kaune ir kas pravažiuojat, vis pamatot šitą, kad Kaunas tvarkosi, atsiprašom už patogumus. Ar už nepatogumus gal. O mes prašome už patogumus. Tai 6-3 bendruomenė yra skirta žmonių patogumui. Išmokti atsitūpti, išmokti atsistoti, jaustis komforte, susikurti emociją, ne vien tik tai judesys yra pagrindinis dalykas, tai ten sveikatos kažkoks tai ieškojimas. Bet yra pagrindinis dalykas, tai mūsų emocija, kurią mes savo sporto bendruomenėje ir kūrėme. Čia epizodas yra vienas iš mūsų treniruočių, kurios buvo organizuojamos Kaune. Dar kartu su Judėk sveikai projektu. Bet kaip matot, viskas laisvėje, jokių šitų staklių, jokių dalykų, kur žmonės jaučiasi nekomfortabiliai. Viskas yra paremta jūsų kūno judesiu. Tai, ką jūs veikiate gyvenime, tai mes pritaikom viską, kaip sakyt, tokiam judesy, lengvam, paprastam. Jeigu galima garso daugiau atsukite, pagarsinti jo. Čia labai graži muzika groja, tai prašau biškai pagarsinti, kad girdėtume visi, galbūt ir pajudėsim. Beje, mes vėliau turėsime treniruotę tenais treniruočių zonoje, tai galėsite užsukti, pasibandyti mūsų tą veiksmą. Toliau, aišku, mes, kai pradėjome judėti, atsirado mūsų tas judėjimas visas didesnis ir populiaresnis, tai, sakykime taip, brandai, kurie mus pradėjo žiūrėti ir sekti, tai buvo vienas iš tų pirmųjų, tai buvo Reebokas, kuris irgi įnešė mums pakankamai nemažai naujų žmonių ir pridėjo tokio judesio, praplėtė mūsų galbūt matomumo visą ratą. Ir čia turėtų grot, bet kažkodėl tais, nesuveikė. Šitaip. Gal galit paspausti, aš gal pats pasispausiu. Aha, gerai. Štai vienas iš tų gražių judesių. Šiaip įdomumo, taip dėliai skaičius buvo virš 100 žmonių, kurie bėgo Kaune. Ir mes bėgam 1 kilometrą maždaug. Ir kas tą kilometrą mes sustojame ir darom kažkokį pratimą. Yra visų mėgstami burpiai. Jeigu kas nežinau, kas yra burpiai, tai iš karto Google ir pamatysite, kiek yra nekenčiamumo šitam pratimui. Yra įtupstai, pritupimai, ropojimas. Nuo iki tai, kas sugalvojate pajudėti, viskas yra, kaip sakyt, padaroma, tik tai atitinkamas vienetų skaičius. Iš tikrųjų, tai mūsų bendruomenė neturi jokio, kaip sakyt, sporto klubo, gal taip sakyčiau. Mūsų visas judesys yra laukas, yra salė, kurioje mes sportuojame. Mes neturim jokių staklių, mes turim tik tai laisvuosius, tarkim, svorius, hantelius, giras, štangas, sunkius kamuolius. Turim skersinių ir tai yra visiškai mums pakankamas, kaip sakyt, įnagių kiekis. Ir turbūt ne tik tai paskutiniu metu, bet ir labai dažnai ir ne tik mes turbūt, bet ir visi aktyvūs žmonės ir turbūt treneriai ir tie, kurie
Ir tie, kurie gyvena judesyje, dažnai girdi iš savo artimųjų, kad arba iš artimųjų, arba iš tos aplinkos, kur dirba galbūt kartu, girdi, kad tipo, ai ne, aš tai neturiu laiko, kada sportuoti, man čia esu užsiėmęs čia labai ir kai paklausi, ką tu veiki, kuom tu užsiėmęs, nu tai sako, va, grįžti po darbo, reikia kotletą iškepti, reikia pultelį paspaudinėti, reikia visus apšokinėti ir viskas, ir dar reikia ruoštis darbo dienai. Tai tie, kurie juda, turbūt taip keistai, taip pakraipo galvą, galvoja, nu okei, bet tas judėjimas ir fizinis aktyvumas ir ta higiena savo, kuri yra skiriama judesiu, tai neužtrunka tenais paros laiko ar kažkiek tais. Mums užtenka ten per dieną pajudėti apie valandą laiko judesio ir mes tą dozę gaunam savo. Tai kaip ir sakau, mes visada rasim laiko dalykams, tiems dalykams, kurie mums yra svarbus. Tam, kam mes skiriam prioritetą. Jeigu mano prioritetas yra kotletas ir purtelis, tai tam tikrai rasiu laiko. Jeigu mano prioritetas yra skirtas judesiui, tai visą laiką judesiui irgi surasiu laiko. Prieš gal 6 metus mes neturėjom nieko savo, jokių patalpų savo ir mes glaudėmės KTU universiteto vienam iš angarų, ten toks teniso angaras. Ir tuo metu aš labai norėjau turėti vieną stogą, po kurio susirinktų skirtingos bendruomenės, skirtingi žmonės, skirtingi judesio mylėtojai. Tai tai dienai turbūt ir tyčia, ir netyčia gavosi taip, kad mes išsinuomavome 1000 kvadratinių metrų plotą, po kurio priglaudėm skirtingas bendruomenės. Tai ir gatvės gimnastus, ir crossfito bendruomenę. Ir tuo metu galvojau, žiauriai fainai čia, visi po vienu stogu, gyvensim savo, draugausim, bet niekada nepagalvojau apie tos dalykus, kur, nu, ta buitis tokia. Kad kažkas tais neprižiūrės ir nenorės prižiūrėti savo, nu, tarkim, tų mūsų patalpų, kurie, nu, tarkim, koksai, vat, tūlikas, ne, kuris nebus labai prižiūrėtas, kažkaip nebus rūpinamas į kitų žmonių. Reikės mums mokėti mokesčius už elektrą, pasirodo reikia už vandenį, nupirkti tos pačius valymo reikmenis. Ta prasme, tie dalykai buvo neapgalvoti. Buvo pirminė mintis tik tai turėti kažkokį tai stogą, kur galėtume mes visi kartu gyventi. Ir čia vienas iš tų vaizdų, kaip atrodė tos patalpos. Tai buvo pakankamai nieko gero. Bet mūsų bendruomenės rankomis ir tie žmonės, kurie kartu judėjo su mumis ir tie, kurie tikėjo, tiesiog mes atvažiavome iki tokios pozicijos, kuri po kiek laiko atrodė, gerai, dar viskai grįžtim, dar prieš atrodymą. Kai mes atsikraustėm, jeigu matėt prieš tai nuotraukoj, čia visur yra betonas, visur yra betoninės grindys. Ir prieš kiek čia tų metų Dariaus ir Girėno stadioną Kaune rekonstravo. Ir mano buvo mintis, kad gal reikia pasiskambinti Dariaus ir Girėno stadioną ir paprašyti, kad leistų mums nusilupti dangą nuo to stadiono. Ir iš vadovo stadiono buvo tokie žodžiai. Gerai, lupkit, turite 2 dienas, iki kol pradės važiuoti visą statybinę techniką ir pradės griauti visą tą stadioną. Tai čia jau mes lupimo veiksme, gale matosi jau statybinės tos visos priemonės, kurios griovė stadioną. Ir kai dabar pakalbam su keliais kolegom, tipo, nu va, turime dabar patalpas, jeigu ir kažką tais reikėtų dangos, gal ar kartuotume tą reikalą. Tai nemeluosiu, bet nei vienas iš tų žmonių nenorėtų pakartoti šitos avantūros. Yra toksai visi šiknuojas ir sako, ne ačiū, jau geriau sportuosim ant betono, negu šitą turėsime tokią patirtį. Tai va, čia šiek tiek šviesesnė nuotrauka, kurią norėjau parodyti, pasakyti, iki ko mes atkeliavome. Ir nuo tos pilkos, tamsios erdvės ir betono mes bendruomenės žmonių dėka turime šviesias sienas. Nu, taip sakyčiau, gal ne pačią švelniausią, bet dangą turime irgi, kurią pasiklojame.
Ir daug vienetų žmonių. Ir tai, ką mes veikiame savo salėje, tai, ką mes veikiame vasarą, arba pavasarį lauke, tiem žmonėms suteikiam to džiaugsmo ir... gerai, grįžom atgal. Džiaugsmo ir laimės teikdami tą judesį. Mūsų realiai treniruotės tai yra, vadinčiau taip, nemokamos. Arba tenais jau visiškai minimaliai prisideda kažkas parama, nes mes gyvenam iš to, ką žmonės kaip sakyt, remia mus. Tai neturime mes jokių abonentinių mokesčių, neturime mes jokių, kaip sakyt, bilietų, tik tai iš lūpų į lūpas, kad esam tokie paprasti, nurauti ir mes dėl to turim tokią liaudį. 6-3 sporto namai ir šį kartą yra apgalvoti iššūkiai, tie, kurie prasidėjo prieš 2 metus ir tai buvo jau apgalvota. Čia nuotraukoje esu aš ir mano dabartinė žmona Rūta ir mes kartu, turbūt ir be jos aš nebūčiau nei sugalvojęs tokios avantūros, nei būčiau turbūt sutikęs pats daryti. Be palaikymo ir be važiavimo priekį. Tai šiai dienai mes vis dar turime statybas, kurios vyksta netoli mūsų dabartinių sporto namų ir mes įsirenginėjame naujas patalpas. Tai prie viso to betarpinio palaikymo iš artimųjų žmonių, iš tų, kurie yra aplinkų, iš tų yra iš pažįstamų, iš draugų, mes turime ir tą patį betarpinį palaikymą ir iš savo pusės tiem žmonėm. Kai turėjome mes tą įdomią situaciją su COVID-u, kai viskas griuvo, viskas užsidarė per kelias dienas ir nieko nebeliko, tai mes tiesiog turbūt per dieną ar 2 peršokom iš karto į kitą režimą. Ir mes dabar neatsimenu kiek laiko, bet ilgą laiką gyvename online. Mes vesdavom treniruotę savo patalpose žmonėm, transliuodavom per Facebooką ir čia labai tai kelios nuotraukos, bet tų nuotraukų yra šimtai, kur žmonės rodo, atsiunčia mums, prisiduoda, kad hebra, aš su jumis sportuoju. Tai tas palaikymas iš mūsų pusės žmonėm ir to judesio suteikimas ir atgalinis ryšys, tai buvo vienas iš tų kertinių dalykų taip pat, kurie mus palaikė judėti priekį. Toks nušokimas iš šoną, realiai mūsų visi treneriai, kurie yra, mūsų yra 5, tai iš tų 5 žmonių yra gal dabar 1, gal 2 žmonės, kurie gyvena iš to, kad veda treniruotės. O visi kiti mes turim darbą nuo 8 iki 5 ir tik tada mes jau užsiminėjame visais šitais hobiais ir šitą veiklą. Tai aš asmeniniam darbė turiu tokį, turbūt ne vienas, tik tai aš, bet daug kas mes turime tokį KPI-są, labai gerai žinomas dalykas. Tai vienas iš tų KPI-sų, kuris yra mano galvoje, tai yra keep people involved. Tai laikyti juos įtrauktus į tą visą veiklą. Ir nepalikti vien tai, kad aš kažką padarysiu ir jums paduosiu, bet ateiti, kartu padaryti, kartu pabūti tam mūsų statybų garaže, įsirengtas patalpas ir padaryti dalykus, kurie yra kartais net neįmanomi. Dėl žmonių įtraukimo, vienas iš tų KPI-sų, kur įtraukti žmonės, kad jie būtų sudominti. Tai mes anksčiau dažniau šiek tiek būdavo, dabar, kol vyksta mūsų statybos, yra rečiau vykstantis reiškinys, tai yra sportas netradicinėse vietose. Tai kai mes kažką tai jau pranešim, kad jau bus kažkas kito, tada žmonės šiek tiek kitaip mato ir dar tas susidomėjimas dar labiau kyla į viršų. Kai atvažiuoju į mokyklas ir vis klausiu vaikų, moksleivių, kur galima sportuoti. Ir dauguma sako, tai sporto klubas galima sportuoti ir panašiai. Tai čia yra vienas iš tų pavyzdžių, kai neįmanomi dalykai pavirsta įmanomais ir kai mes su visa sporto bendruomenė atėjome į Kauno oro uostą ir susiderinam judesį netradicinėje vietoje, tai Kauno oro uoste. Ir kaip matot,
čia vyko judesys realiai taip. Lėktuvas vienas nusileido, tada kitas pakilo ir tuo metu mes iškeliavom į kilimo tupimo taką ir jame vyko veiksmas. Tai čia buvo vienas iš pirmųjų mūsų toksai nurautų dalykų. Aš pradžiai bandžiau susiderinti sportą parkavimo aikšteliai po žeminiai. Ir vienas iš tų darbuotojų sako, žinokit, ne, tenais važinėja automobiliai, šiek tiek yra per daug sudėtinga. Tai pasirinkom oro uostą, šiek tiek buvo lengviau susiderinti tikrai negu su parkavimo aikštele. Ir tada viskas gal užsikūrė tas įdomumas, kad kokią čia dar surasti vietą, pasportuoti, ką dar galima gero nuveikti ir panašiai. Ir per Laimės dieną Kaune kartu su Kaunas Europos kultūros sostinė 202 kolektyvu irgi užkūrėm tokį judesį geležinkelio stotyje ir pasitikom Vilniečius atvykstančius į Kauną į darbą tiesiog. Atvyko ir mes jau... Prašau. Aš negaliu ten tegul patylina. Ai, gerai, tai aš patylinu. Tai va, atvyksta mūsų sostinės žmonės į Kauną dirbti ir čia vyksta pasitikimas. Tai dar vienas iš tų dalykų, kur buvo nurautas reikalas, tai yra 6-trim, mūsų sporto bendruomenės pavadinimas, tai yra ne tik susijęs su kombinacija kažkokių tai žodžių, bet yra ir su laiku tiesiogiai susijęs. Mes sportuojam kiekvieną, pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, dabar rytai 6-trim ir vakarai 6-trim. Ir šitas judesys buvo užkurtas nacionaliniam Kauno dramos teatre 6:30. Ir ta treniruotė buvo įtraukta į teatro repertuarą, žodžiu, visa programa mėnesio, jeigu atsiverstumėt programą, viskas ten buvo surašyta, kad judesys bus tada ir tada. Aišku, jeigu norėtumėt pamatyti ryškesnio vaizdo šiek tiek, kaip jis atrodo, nes čia pakankamai blankiai, tai mes YouTube'ai turime tos visus filmukus sukėlę, tai galėtumėte ten viską ir pamatyti, pastebėti. Čia veiksmas yra iš karo muziejaus Kaune esančio, kur irgi mes sportavome gal lapkričio mėnesio karių dienai paminėti. Tai visi tie žmonės, administracija ir visi vadovai įmonių įstaigų labai teigiamai žiūri į mūsų tokias iniciatyvas, kur parodyti žmonėm, kad galima judėti kitaip, kitur, kitoje vietoje, be kažkokių didelių įsipareigojimų klubam ir panašiai. Viena iš mūsų paskutinių, bet ne paskutinių aktyvacijų, tai buvo judesys plaukiančioje baržoje, kur mes plaukėme Nemunu, sulipę į krovininę baržą. Ir savo net pats netikiu, kartais pasižiūriu aš tos video ir taip galvoju, wow, čia geras. Tai iš karto pareklamuosiu, jeigu kažkas būsite Kaune arba netyčia pamatysite reklamą, kad mes sportuojame kažkur neįprasto vietoje, tai visą laiką galite ateiti. Nebūtinai reikia būti bendruomenės dalimi, visą laiką mūsų renginiai, visas judesys yra atviri visuomeniai ir visą laiką galima prie mūsų prisijungti. Gerai, ir man atrodo, aš jau artėjau prie pabaigos, kur paskutinis ir geriausias turbūt emocinis užtaisas, turbūt pamenat, mes minėjome nepriklausomybės atkūrimo 100-metį prieš kelis metus ir vieną vakarą su kolega mes kalbėjom, kad čia daug visko išbėgioja, esam, tad Gediminaičių stulpus išbėgioja.
ten visokius Žalgirio esu išbėgiojęs, aš asmeniškai vardą. Ir sako, o davai išbėgiojame mes tautišką giesmę. Nes paskaičiavom, kad mes iki to minėjimo turim ten 60 kažkiek dienų, tai realiai mes planavom bėgti po vieną žodį kiekvieną dieną ir būtume išbėgioję visą tautišką giesmę. Ir mano mintis sako, o pakeičiam davai visus. Visus. Ta prasme visus. Nu, tai va, kas yra pasaulyje žmonės, visus, visas bendruomenės, viską pakeičiam. Pakeičiam į šitą mūsų aktyvaciją ir parodykim žmonėm, kad galima judėti kitaip. Ir mes skelbėm savo Facebooko puslapyje tautiškos giesmės žodžius, kuriuos mes norime, kuriuos reikia išbėgioti. Ir kiekvienas žmogus, nesvarbu, kurie mieste, kurioje šalyje bėgioja tas tautiškos giesmės žodžius. Realiai ten įsijungi programėlę bėgimo, bėgi ir tada tas visas gaunasi žodžių kontras. Ir jau gerai atsimenu, tai buvo 12 skirtingų valstybių, kuriuose buvo išbėgioti šitie tautiškos giesmės žodžiai. Vėliau pamatysite visą tą vaizdą, kaip tai atrodė. Jo, toksai emociškai stipresnis reikalas. Tai va taip mes ir gyvenam. Taip mūsų bendruomenė gyvena šiek tiek su kitokiu požiūriu, su daugiau laisvės galvose, su galbūt kitokiais rūpesčiais, nes mes neturime kažkokių tais labai, nežinau, finansinių, kaip sakyt, rėmimų, kurie galėtų ateit, jums sakytų, žinai, milijoną ir daryk sporto klubą. O čia mano toksai kaip ir pabaigai, jeigu nesiseka kažko tais padaryti, tai bent jau gražiai galima atrodyti ir papozuoti mūsų fotografam. Tai ačiū jums labai, galite pamatyti mūsų bendruomenės veiklą 6trim arba 6trim Instagrame, arba Facebook'e 6trim, tai visą laiką laukiam naujų žmonių ir tie, kurie pažengia, ir tie, kurie nauji, nes visas judesys, kurį mes atliekame, yra pritaikomas ir naujokam, ir visiems nesvarbu pagal amžių. Tai ačiū dar kartą ir iki pasimatymo.